A tu, nu, baig, prašau, nesipyk. Kas ir? Būk ramus. Prilaikai nenukuris? Aš ramtas. Nesi ramus, puskalkas turi. Kas ir? Iš manęs ką norėt? O kokia pavardė jūsų? Nesakysiu. Auksinis kardas. Tai labą dieną, gerbimieji. Parai Reloaded gerbėjai. Vasarinukai turbūt, ne? Sakiau, vasara bus mažiau, tai galite tikėtis maždaug po vieną kas mėnesį. Žinoma, kas esate kontribį, gaunate visada papildomų, gaunate pagrindinius epizodus dieną anksčiau. Tai jei nuspręsit prišokti kontribį, drąsiai šokit, pasimkit papildomų epizodų. O šiandien, kaip matėt, matysite dviratininkus. Kol kas dar nežinau, kurį personažą pasirinksiu daryti. Abiejų dviratininkų nedarysiu, bet darysiu tikrai vieną. O šiandien mūsų draugai jau ne pirmą kartą Asus ZenBook. Tai yra naujausias jų modelis, kuris tikrai atrodo įspūdingai ir yra belenkaip lengvas, vos 1,2 kg. Vienas svarbus dalykas paminėti, kodėl šis ZenBook A16 yra neeilinis upgrade'as Windows sistemoje. Čia yra 16 colių OLED ekranas su 1100 nitų ir didžioji dalis tokių laptopų, kurie turi 16 colių, jie sveria 2 kg ir daugiau. Šitas, kaip minėjau, vos 1,2 kg. Ir skirtumas jaučiasi iš karto. Keliaujat su lėktuvu, į kuprinę įsimentat, važiuojam toliau. Tai pirmas dalykas. Kodėl jis toks lengvas? Nes jis yra pagamintas iš medžiagos vadinamos keraliuminium. Nežinau, ar tai yra oficiali medžiaga, bet tai yra aliuminis korpusas padengtas keramika. Kuris, leiskit man paimt raktą. Nesibraižo. Tai jeigu turėsit kuprinėlį kur nors kartu su daiktais, raktais, kokiom monetom ar kažkas kitas, kas gali braižytis, tai chill, nieko neatsitiks. Ekranas yra 3K, 1100 nitų ir 120 Hz. Žinot, ką reiškia OLED Premium? Tai juoda yra ir iš tikrųjų juoda. Nežinau, kaip matosi jums čia per kamerą įrašinėjant, bet aš žiūriu, yra pakės esu. Juoda yra legit juoda. Ne kažkokia tamsiai pilka ar bla bla bla. Spalvos. Tikros. Ir kas keiščiausia, nuo tų laikų, kai aš užaugau, kai laptopai laikydavo 2 valandas max, šito batarkė laiko 21 valandą. Au. Tai važiuojat kur nors į darbą nuotoliu, padirbot visą dieną, prezentacijas padarėt, grįžot į viešbutį, dar galite ir Counter-Strike'ą pasijungti. Nes jis turi Snapdragon procesorių, tai yra ARM procesorius, apie kurį pakalbėsime vėliau, nes prieš metus dar, jeigu žaidimas naudoja Easy Anti-Cheat programą, CS, man atrodo, Easy Anti-Cheat naudoja Fortnite'as, dar daug įvairių gėjimų. Žodžiu, tie gėjimai, kurie naudoja Easy Anti-Cheat, dar prieš metus su tokiais laptopais negalėjo su tais procesoriais žaisti. Jie ten tiesiog nedraugavo. O šiais metais jau galite. Šiek tiek plačiau apie tai antrojoje dalyje, o dabar važiuojam tiesiai į epizodą. Prekybo centro aikštelėje patrulių ekipažas pastebi vyriškį, stoviniuojantį prie dviračio. Pilietis lyg ir nudžiunga, lyg ir nuliūsta tuo pačiu metu. Ai. Veiklas. A tavo dviratis čia? O, žemaits. Mona, ko tu pasakys, nu aš jau seniai laukiau žemaičiaus. Ko veiksi šiandien jau? Oi, pareigūnui. Pagarba, ko veik šiandien jau. Irgi žemaitiškai, labai nice. Ir pas brolės iš kaimo į miestą. Vyriškis iš kaimo į miestą atvyko brolio aplankyti. Drauge nusipirko 2 loterijos bilietus. Gal sėkmė aplankys. O ką čia veiki prie Maksimo? Niek, 2 biliečius. Nusipirkau visą. Laimėjai milijoną. Jeigu tu laimėsi, greičiau pražylis. Ir pažada su dviračiu nevažiuoti, nes yra neblaivus. Dabar važiuoti negali, žinai. Tu esi padauginęs. Tvarka. Tik mums Neveš, vis gerai. nevirš. Pasidvirti. Neveršk, tu buvai. Jau nujaučia, kur viskas eis. Bet kažkodėl aš nujaučiu, kad jis imsta dviratį. Nu nebūtų šiaip epizodas tada sukurta, ne? Varykis gerai. Saugiai. Neprisidirbti nieko. Davai. Gerai. Valio, pareigūnus kaip staigiai sureagavo. Įsivaizduokit į pareigūnus. Ir po visų dviračių. Ai, nelės. Aš irgi disantas. Kas toks esu? Desantas. Desantininkas buvis. Na tai vat. Bet, blėt, Roža, nepatenkins. Jis ką tik buvo nepatenkintas, kad pareigūns nedavė 5. Veidelis pasako, kerštas bus kažkoks čia. Gerai, grįž, gerai. Nepraėjo nei Bišk moko, 10 minučių, kai pilietis pastebėtas važiuojantis dviračiu. Ir įspėtas buvo. Ir pats žadėjo, niekas nepadėjo. Ai, kaip suprasti? Saugumo laiko. Na, bet tu negali. Nesupyk. Na, bet tu negali.
Nu, nesakyk. Nu, negali. Nu, atleid. Nu, bet ką tik šnekėjom. Nu, gerai, nu. Nu, nie, gerai. A turi gal dokumentą savo kokį? Viskas jau važiavo, ne ką tik pasakė, nevažiuok, ble. Palauk, 15 minučių pareigūnai nuvažiuos kur nors. Nu, blemba. Ką? Dokumentą gal turi kokį savo? Vesti, nu. Gerai. Kažkur žiūrėk pasistatyk dabar, kur čia galim. Oi, vėl. Vėl Kas? Ir vėl bauda, ne? Baigiai. Ir vėl bauda reiškia ne pirmas. Į kokią miestą mes čia esam? A čia bus kokie mažėkė. A tau į naudą. Man jokios naudos. Policininkai. Kur tu eini? Kaip jis bandė? Nu, hujaninį greitai. Kur tu eini? Kas yra? Wow, kinda analogiška situacija. Jis prieš tai bandė pareigūnui taip duoti 5, dabar pareigūns prie jo ranką prikišo. Ir jisai karma sako. Payback. Tu pasitrauk dabar. Kas yra? A tu, nu, baig, prašau, nesipykščiau. Kas yra? Tu vienas. Dviračio iš jo irgi nepaimsit. Prašau, būk ramus. Būk ramus. Supratęs, kad sėkmė tikrai nusisuko, Blemba, bet pareigūns žvengis dėmesio nevaldo. Man irgi būtų jokinga. vyriškis pradeda agresyvėti. Jei pažadų nesilaikai, valstybės biudžetą pildai. Aš ramus esu. Nesiramu stipriai. Blet, kas žmogaus galvoje dedas, kai sako, aš ramus esu, tu ką tik reikėjo ir dviratį 2 kartus plėšė link savęs. Kur čia, jeigu jis ramus, kaip jis atrodo, kai ir neramus? Nu, į kur nori? Žiūrėk. Nu, į Ar jūrų. apyktis nori? Nu, aš piktais nenoriu. O tai ko keli balsą? Ką? Ko keli balsą? Normaliai šneku. Atsiprašau. Nu, vis gerai. Blem, pareigūnas savo stotų ir ramybę diktuoja, kad bičiuliai, situaciją kontroliuoju aš, o ne tu su savo, blėt, dviračiu. Blėt, žiedą, tą turi ant dviračio, pideraskė per vidurį, blėt, aš su tokia irgi kaime varydavau. Aina. Na, o taip reik šnekėti, tai Nu, sujungi. tai atsiprašau. Žiūrėk, Galit? mes užfiksuosim tavo tą nusižengimą. Nu. Ką tik šnekėjom, kai nevažiuoju dviračiu, tu važiavai dviračiu, ne? Viskas, paaiškinu. Aš manau, aiškiau neįmanoma pasakyti. Sutinki. Sutinku. Esi išgėręs, ne? Taip. Ir šiek laiko geriai. Nu, blemba, iš namų išvažiuojam, iš kaimo. Tai čia valandą kiek čia praėjo? Jo, va. Valandą, gerai. Pasidėk dabar tą dviratį, žiūrėk. Čia gali pasidėti. Eisim, nusidysim neblaivos alkotesterių, palauksim antro putimo, tau protokols ir skirstomės, gerai? Blet, viską pareigūns paaiškino. Techniškai prisipažįsti, išgėręs, juk nieks tavęs neveš. Suraš protokolą ir tu eik varint su dviračiu. Ble, aiškiau negali būti. Bet aš turiu nuojaus, kad čia bus daugiau. Ir vėl bauda. Bauda. Gerai, supratau. Pareigūnams pavyksta suvaldyti piliečio agresiją ir paaiškinti, koks buvo pažeidimas bei kokia bausmė gresia. O, dailiai dabar. Šveisit. Nu, ateik, einam. Prieš pūtimą į alkotesterį rimtas atsikvėpimas, bet staiga persigalvoja tikrintis blaivumą. Būk ramus. Prilaikai nenukaris. Aš ramtas. Nesi ramus, pusk alkotesterį. Kas yra? Baig tu. Tokia sakai pusė. Aš galiu nepūsti. Gali ir nepūs, bet tada sunku įvarys tau. Pusė, nu. Didesnė bauda eina. Jeigu dėk didesnį. Atep. Atsisakai. Atsisakius tikrintis blaivumą, transporto priemonių vairuotojams automatiškai yra konstatuojamas sunkus girtumas. Blem, negi jisai bus tas su savo panetkėm ir mes nepamatysim tikrųjų promilių. Aš noriu tikrųjų promilių. Jei netyčia pus, aš spėjimą darau. Bet čia aš vėl prašausiu kaip visą laiką. 2, 4, 8. Ir gresia sunkesnės pasiekmės. Dabar lyg manęs pėda po pėdos, taip gerai? A? Aha. Eik, bandyk eit. Lyg manęs. O gal ir daugiau nei 2, 4, 8. Dėkim. Gerai, stovėk dabar. Dabar žiūrėk. Iškelk rankas taip, virš pečių. Užsimerkęs dabar, būk. Užsimerk dabar, Liesk sukai ir nosį. ranką palies savo nosį. Koordinacijos testas. Aš galvau, no way. Galvau, negi padarys tą patį pirštą kaip tada vienas. Kas jiems yra išgėrus su to pirštų viduriniu? No fucking way. Ką tik norėjau sakyti, nedaug dėvė tas pats pirštas. Eik tu, no, pliau. Čia yra,
Arba jie gal sekta kažkokia yra. Čiatas, davai, visi, jeigu kada nors, visiems gali atsitikti, sulaikyti išgėrusi. Galvojat, aš nesu ėjęs gatvėje išgėręs. Tu ir viešoje vietoje negali būti išgėręs. Pasitaiko visiems, policija sustabdo. Ir jeigu tikrins jūsų girtumą, taip, prisižadėkit man komentaruose, prašau. Prisižadėkit visi iki vieno. Jeigu jums atsitiktų nemaloni situacija, kai pareigūnai tikrins jūsų blaivumą ir reikės užsimerkus paliesti nosi, we go like that. Easy peasy. Sutarta? Sutarta. Parašykit komentarą, jeigu jūs esat už šitą judėjimą. Ta išlaikyti pavyksta, dėja, protokolo išvengti nepavyks. Tai žiūrėk, kadangi atsakėjai bus... Priliks. Gal pusė? Gal pusė vis dėlto? Ne, pusė. Aš Gerai. Padu raktelis mašinos. Nes galiu daug. Raktelius. Aš negalą pasidinsiu. Nes aš biškai išgėriau. Aš matau. Ateik, palauks pas. Kol mes suražysim. Na va, puiku. Kaip įsilipo įdomiai. Atrodo, kaip, blėt, video atsuktas. It's in reverse. Nu, patruliavimo metu buvo pastebėtas vyriškis, kuris važiavo dviračiu. Vyriškis akivaizdžiai buvo neblaivus, virduliavo per kelią. Privažiavus prie jo pastebėjom, kad iš tikrųjų jis yra neblaivus. Asmuo atsakė pasitikrinti neblaivumą, ko pasakojo dabar jam bus už tai protokolas. Vyratis geras. Nu, Andriu. Pagaliau, vieno iš personažų mes turėsim tikrąjį vardą. Andrius. Ar parašus dėsi? Ką? Nu, prisės dar. Palauk dar. Kapus nebūtų. Adėsi parašus. Vis. Visur. O, jis jau atsidėjo, nusiramino, ble. Pajuto, kad yra ant paleidimo ribos. Только так жили, graži Lietuva. 1, 2, 3. Graži. Andrius. Taip. Taip. Pavardė Išvydęs pasakė. eilinį protokolą pilietis nudžiunga taip, lyg iš tiesų loterijoje būtų laimėjęs. Jam susėdo, man atrodo, promilės iš čia dabar yra. Aš galiu lažins, kad jis prie parduotuvės vieną įvirino vis tiek. Ir surengia pasirodymą - etnografinis šokis sulaikymo patalpoje. Taip. Imk. Nu, Andriau. Graži Lietuva. 1, 2, 3, Lietuva. Nu, Andriu, pašokai padainavai. Ai, nu, Im, perkeli. jau esu Andriau. Įžym. Esi žvaigždė? O, Kiek čia mūnų vis. Mažai vis. Ei, aš atspėjau, kad mažeikiai, nes iš ten iš gatvės nelabai būčiau šiaip atspėjęs. Ok, turim mažeikius. Eikit jūs pubelnių. Atsiprašau. Neblūgna. Pasiuntė, bet atsiprašau. Rašyk, nu. Savo parašą. Parašą. Niekas blogo. Padariau. Jeigu Kiek dar vieną. Aš kinda filnu jo vaibą. Čia, ne? Jo. Kur varne? Taip. Nu, į liuks. Tau kopija? Tu jau jūginį. Duobė. Į kokį prakurų. Ne, mes ant žemės. Į kokį, aš galvoju, ką jis čia pasakė, kokį prakurų, tai tipo tą protokolą nei žiūrės, nei mokės į prakurą. Jau vėl sukorinau. O tai dviračių nebriktų? Na, dviratį mum paliekė, ne? Parašai sudėti, protokolas gautas, nuo emocijų pertekliaus net dviratį ir kryptį pamiršo. Palinkėjimą. Nebus palinkėjimo. Gera. O. Gero kelio, Andriu, tik nevairuok. Čia turi. Greičiausiai vyras norėjo įspėti visus žiūrovus. Nevairuokite išgėrę. Liuks. Liuks, rodė, kad paspaus laiką. Kodėl dabar tu, pavyzdžiui, žiūri epizodą ir dar laiko esi nepaspaudęs? Greitai papauzini video, nueini, paspaudi laiką. Čiki briki, sutarta. Davai, viso gero. Laimingi. Andriukai. Paėjus tolėliau pilietis randa atpirkimo ožį. Už visas bėdas ir negandas atsima dviratis. Per lengvas bankės tokias.
Andriau, ar iš Šiaulius reiks važiuoti? Ką čia darai, baig, viešo vietoje esi. Nedaryk nesąmonę. Niek nedarau. A galėjai pas brolį jau. Dabar pat, viskas jau. Gerai. Oi. Andriau. Andriau, ateik čia. Bet kaip Andrius nesigaudo, kaip jis ir išskrydęs. Žiūrėk, paskutinį kartą sakau. Baig daryti nesąmonės. Kitaip važiuosim iš Šiaulius. Ne, nu, šiaul. Nes viešo vietoje darai nesąmonės. Baig. Viskas. Pas brolį mano gerai. Jo. A galim išskirstyti. Jo, gali. Viskas, eik. Gerai. Visą. Jau viskas, Andriau, neapdarys nesąmonių. Jau viskas, Andrius vis dėlto iškeliavo į savo kelionę. Nežinau, turbūt sakyčiau, antras dviratininkas turės kilinti. Galvojat, antras dviratininkas. Tai esmė šito viso epizodo yra, gerbėmieji, kaip jūs jau turbūt matėt iš thumbnailo, yra 2 dviratininkai, kurie šią savaitę pakliuvo į farus. Būtent iš jų 2 aš rinksiuosi kažkurį personažą ir tą darysiu roleplay. Tai vieno nepadarysiu. Sakyčiau, Andrius kol kas yra favoritas, bet varom pažiūrėti dar vieną ir tada jau nersim tiesiai į roleplayų. Nu ką, važiuojam? Patrulių ekipažas ant šaligatvio Iš karto guli jis jau blemba šitas. Ir kur mes esam čia? Eifelis. pasigulinti What the žmogų. hell? Aš galvojau, bus 2 dviratininkai iš skirtingų vietų. Norėjau padaryti ant thumbnailo miesto kovas, Mažeikiai prieš kažkokią kitą miestą, bet ar aš klystu? Ar čia irgi yra Mažeikiai? Mažeikiai versus Mažeikiai. Kas nutiko? Žemės Ble, pala, gal brolis čia? Imagine. Brolis. trauka. Gerai. Tai kelkis. Nesuprasi, važiavo ar vedėsi dviratį, bet žemės trauka buvo stipresnė. Pareigūnai padeda piliečiui atsistoti, o šis vietoje padėkos dar turi klausimų. Nesauliu. Važiuoti nereikia tau. Važiuoti negalima. Sakykim, nereikia. Ne, jeigu važiuoju... Iš manęs ką norėt? Pareigūnai sakė, iš manęs ką norėsi. Nu, negražu. Lyg atvegulė. O, jis Žmonėm praeitrūkdo. ne. Nu, taip. Tai dabar stumkitės dviratį. Bet važiuoti negali. Pilkasis. Vienas pilkas. Nu, tai ką dabar padarysit, kad vieniš? Nu ką darim, kokį gerbimą pareigūnę? Jis tau duoda užuomenas. Pareigūnė žiūri į tolį, ne, aš jau nenoriu šito vienišo vilko. Jis jai namiokus meta. Čia esate. Nežinau. O kokia pavardė jūsų? Nesakysiu. Auksinis kardas. Let's go, pareigūnės veidas viską pasako. Koks jūsų vardas, auksinis kardas? Čia bus sunku. Mano pavardė auksinis kardas. O, Jarūnai, atrodo atsaugia Jinai žino jį. Jinai žino jį. žmogus, bet šnekat kaip nežinau kas. Šneku teisingai. O, išsilaikysit? Mano vardas auksinis kardas. Bet tau pavardės klausė, Rūnai. Tai Alibaba 20 plėšimų. Beramba šitam bazarą jau nelabai ir paimsi kaip ir, žinai. Vienišas vilkas auksinis kardas, vyriškis nežinia, kodėl prisimena vaikystėje skaitytas knygeles ar matytus animacinius filmukus. Tu man turbelę tada. Galiausiai pažada nevažiuoti dviračiu, o jį vestis. Pas tave galiu nufilmuoti. Gerai, tai jau matau, kad šviečia tavo telefonas. Jau tuoj pradėsiu filmuoti. Gerai, laimingai. Deja, operatoriaus palinkėjimas neįsipildė. Praėjus porai valandų gautas pranešimas apie bėdon patekusį dviratininką. Aisi, čia pati pradžia, čia ir jį ir tiesiog paleido. Aš galvojau, čia pamatys važiuojant. Blemba, po 2 valandų. Gautas pranešimas, kad vyras griuvo nuo dviračio galimai neblaivus. Ant tokio traumos sąmoningas GMP ir policija informuota, pranešė liudininkė. Tas pats. Tas pats. Pareigūnė iš tolo atpažino, kad čia tas pats ant šaligatvio gulėjęs vyriškis. Šį kartą jis sėdi, bet medikų automobilyje ir... Blemba, čia jau yra abi situacijos juokingos, kurios gali eiti į RP epizodą. su užklijuotu antakiu. Jisai visus šou, kokį žino. Alibaba ir 40 plėšikų. Benskiai šou dabar. Gerbiamasis, policija šiandien jūs įspėjo, kad nevažiuotumėt. Benskį šau gausi. Įspėjo pareigūnai, kad nevažiuotumėt, kad vestumėtės dviratį. Kas gavas? Ava, važiavau. Benskį šau ir pažįstamas žmogus. Šį sykį vyriškis kalba Čia ta pati matytų pareigūnė? televizijos laidų ir meninių filmų pavadinimais. Tai važiavas su dviračiu?
technika distoja. Jisai pažįsta irgi tą pareigūnę, nes jinai irgi jį pažįsta, Arūnai sako. Suaugęs žmogus. O tai gal vis dėlto vienišas vilkas su krūvinom akim pademonstruos savo vyriškumą, kad nebijo skausmo. Ir vis dėlto sužavės šią pareigūnę. Tik klausimas, ar ji yra vieniša vilkė? Jeigu netyčia gerbiamą pareigūnę žiūrite video, pakomentuokit, gal Arūnas turi šansų. Dokumentą turit savo? Daug dokumentų. Asmens dokumentą, taip. Aš asmens kodą turiu, jeigu reikia. Pusė polisoja. Pūsim, tikrinsimės neblaivumą. O, pagaliau, galėsim spėti. Pūsim, šitas tikrai pūs. 2, 3, 2. Kur ten jau nebėra? Tik va, yra dokumentai. Įrodymai. Man duokit va šitą, ištrauksit? Moterė, Gerai, ačiū. moterė, būtinai. Arūnai, tu pats sakai, esi vienišas vilkas. Tu nori šią damą suvilioti. Bet tu ją dabar žemini. Būtinai, moterie, būtinai. Arūnai, jinai tą flakūnėlį išsitrauks tau dar į... Nu, Arūnai, išsilūp. Arūnas problematiškas. Arūnas problematiškas pareigūnė, šypsosi, juokis, jinai tikrai jį pažįsta, jai netgi dalinai turbūt yra gėda. Tokia pusvėl. Bet jis yra prablaivėjęs nuo pirmo. Reikės? Kodėl neklausėt policijos, kai sakė nevažiuoti su dviračiu? Nebuvo pagautas. Nebuvo pagautas. Nerai labai sunkiai tave reikėjo gaudyti, prigriuvai pats. Nebuvau. Nu bet gulėjot, tu griuvis, gulėjot ant žemės. Kietas ir šatėlis. Jisai filmus visus, jis filmus, serialus, pasakas, viską iš eilės, kietas riešutėlis Bruce Willis. Gali būti. Tikrai kietas. Nu. Labai. Bus patikrintas piliečio blaivumas. Važiuojam dabar ir pučiam. Įdomiai nuskambėjo. 2, 3, 2 sakiau. Iš lėto. Pučiam. Davai, po tiek farų epizodo. Sunkus. Kietam 2, 6. riešutėlį nustatytas tikrai neminkštas, sunkus girtumo laipsnis. Nu, bet neprasišoviau ant visos promilės. Daug. Per kokią televiziją reikia stebėti? TV3 farai. Supratau, žinau, dabar žiūrėsim. Arūnai, jeigu netyčia kur nors tave algoritmai išmes, jeigu turi Facebooką, gal kažkokį reelsą padarysim, tai užsuk ir šitą epizodą pilną pažiūrėti. Po 15 minučių dar kartą pusiam. Ir jums pačiam bus surašyti. Nu, jeigu rodys antrą putimą, aš spėjimą darysiu, kad jisai lik ir blaivėja. 269, aš sakyčiau, bus 259. Kitos administracinės teisės pažeidimo protokolas. Už to, kad būdamas neblaivus, važiavote su dviračiu. Piliečiui buvo sakyta, nevažiuoti su dviračiu. Palauk, aš žinau, kad keletas pareigūnų žiūri šitos Farai Reloaded epizodus, nes esu gavęs asmeninių žinučių į Instagramą, sako geras. Nesitikėjau net save išvysti per vieną iš epizodų, tai jeigu žiūri šitą epizodą, linkėjimai tau, tikrai nesakysiu kur ką ir kaip, gal privatumą išlaikysim. Bet vienas smagus dalykėlis, norėčiau, kad ar iš pareigūnų, ar kas žino gerai kelių eismo taisyklės, parašytumėt, nes aš esu girdėjęs, bet nesigilinau. Ar važiuojant dviračiu ir turint vairuotojo pažymėjimą, jeigu tave sulaiko išgėrus, esu girdėjęs, kad sako, kad tu prarandi ir vairuotojo pažymėjimą, nes tu vairavai transporto priemonę, kuri yra dviratė. Ar vis dėlto ne? Ar aš čia klystu? Dviratį vestis. Panašu, kad nepaklausė, dviračio nesivedė, važiavo, ko gero paslydo ir važiuodamas štai taip. Bet čia žiemą, iš kažkur epizodas, aš sakau, šią savaitę 2 pakliuvo. Ne, čia yra kitas epizodas, čia yra iš 2 skirtingų laikmečių, bet abu iš Mažeikių. Parkrito, prasimušė antakį, dviračio kaip ir nesulaužė. Tik papasaka, kaip tau čia taip pavyko nugriūti? Ar kelias slidus, ar promilių per daug, ar... Dviratis slidus buvo. Dviratis slidus? Žinoma. Kad padangos kaip ir normalią žiūrėjau. Taip, normalu. Svarbalus nesudužo. Svarbu lemenę turi. Bet nenaudojat, matau. Nu, dabar net ir nenaudosiu. Nes būtų purvina, bet panašu, kad ten švari, tai nenaudojat griūdamas. Padangos geros, liemenę turi. Akivaizdu, jog būtų pravertęs ir šalmas. O tu atsisėsk, niekur važiuosi su mumis. Nu tai tau susiūti reikia, į ligoninę važiuosi. Antakį. Tik tai? Taip. Nesitikėjau šito, bet važiuok, Arūnai, važiuok. Bus ten damų dar gal.
Gal vienišas vilkas vis dėlto ras kokią seselę. Arba pacientę. O dviratį kur? Paims dviratį kartu, nepergyven. O man nereikia ligonį. Kaip tai nereikia, reikės siūdyti jūsų antakį? Pamiršot, kad užsigavot? Kad aš kietas bišas. Aš nepasiduodu niekada. To labiau policijai. Va tokį. Apžiojam ir pučiam. Palauk, sakiau 259. Nu, susikaupiam ir pučiam. Pučiam. Kietas vyrukas tikrai nepasidavė ir antro patikrinimo metu jam nustatytas jau vidutinis girtumo laipsnis. 231. Wow! Mano pirmas buvo 232 spėjimas. 15 minučių vėliau. Buvo Būčiau gautas atspėjęs. pranešimas, kad galimai nuo dviračio nugriuvęs vairuotojas atvykus Bet Arūnas, respekt, iš sunkaus į vidutinį nusimušė. įvykio vietą radome atvykusią GMP brigadą, o joje sėdėjo mūsų matytas prieš tai dienos eigoje pilietis, kuriam buvo pasakyta, kad jis nebegali vairuoti dviračio, tik stumtųsi, tačiau mūsų patarimo nepaklausė ir važiavo, o po pasiekoje nugriuvo nuo dviračio ir prasikirto antakį. Ir pačiam buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas už tai, kad vairavo dviratį būdamas neblaivus. Dviratininkų sezonas įsibėgėja. Ši istorija priminimas, kad važiuoti galima tik esant blaiviam, kad šalmas gali jūs apsaugoti ar net išgelbėti gyvybę. Na gerbimieji, va čia tokie ir dviratininkai. Visai netrukus jau sužinosite, kurį personažą aš darysiu. Tai trumpai pertraukėliai sugrįžę ir dar pakalbėti apie Asus ZenBook A16 šių naujų metų modelį. Aš norėjau paminėti vieną svarbų dalyką. Prieš metus žaidimai, kurie naudoja Easy Anti-Cheat, jie ten nedraugavo su Program Files X86 ir taip toliau. Kas žino, tas žino. Tiesiog, negalėdavo tų gėjimų palošti online. Dabar, pagaliau šiais metais, drąsiai galėsit. Ir anksčiau su modeliais ir ankstesniais įvairiais dalykais laptopais, kurie naudoja Snapdragon procesorius ir programos kitos neveikdavo. Tokios kaip DaVinci Resolve, Premiere Pro, kartais veikdavo, kartais neveikdavo. Dabar viskas eina fluent. Pagrindiniai dalykai buvo techninė kliūtis, kurių aš pats nesuprantu, bet Qualcomm susiturė su kūrėjais ir išsprendė. Tai dabar tie žaidimai gali būti žaidžiami. Finally. Dar vienas labai stiprus dalykas, ką reikėtų paminėti apie šitą laptopą. Žinot, laptopai kaip veikia. Prijungiant laido į rozetę, veikia galingai. Atjungi laidą nuo rozetės, laptopas iš karto krenta per pusę galios ir yra lėtesnis ir taip toliau, nes, neturi pakankamai galios, elektros srovės ir taip toliau. Šis beveik nepakinta. Tai nesvarbu, ar jūs dirbate namie prisijungę prie laido, ar dirbate konferencijoje, ar kavinėje, darote kažkokius svarbius darbus, našumas išlieka beveik toks pat. Tai žmonės, kurie dirba mobiliai, perfection. Žinoma, laptopę mes turime Wi-Fi 7. Tai jeigu jūs turite pakankamai greitą internetą ir interneto tiekėją, tai jis dabar naudodamas ne laidą, o Wi-Fi gali lygiai taip pat lengvai parsiųsti didžiausius failus, pavyzdžiui, 15 GB failą, žinau, per 15 sekundžių. Tai kas dirbat su dideliais failais, siunčiate juos, uploadinate juos, suprasit šitą skausmą ir kaip jisai gali jums pagelbėti. Tai apibendrinti, kam jis skirtas? Jis yra skirtas žmonėms, kurie mėgsta kokybę, kurie mėgsta vaizdo kokybę, kurie mėgsta lengvą kuprinę, kurie mėgsta kokybišką darbą čia, namuose ar išvykoje ir žinoma, po darbų atsipūsti šiek tiek galima ir pageiminti. Man labai patinka, kad jau yra labai minimalistiškai laptopė sudėlioti dalykai. Viename šone mes turime SD kortelių skaitytuvą, paprastas USB, kitoje pusėje turime HDMI, jeigu reiktų prisijungti kur nors konferencijoje, ir 2 USB Type-C portai. Dar naudoja visą ausinių lizdą. Gal kažkur reiktų kokią kolonėlę prisijungti, bet dabar jie visi turi Bluetooth, ausinės, mikrofonus galite prisijungti be laido. Ir gerbėmėjai, aš įrašinėju šį video labai anksti. Man Asus atsiuntė šitą laptopą labai anksti, kai jis dar nebuvo paskelbtas. Tai aš nežinau tikslios išėjimo datos, bet jei vaizdo įrašą žiūrit šiandien, tai greičiausiai jis buvo paleistas šiandien. Todėl aš dar kainos nežinau, bet pamėginsiu spėti, kad jo kaina gali būti iki 2000 eurų, drįsčiau taip teikti, o jūs jau galite ją pasitikrinti pasispaudę linką video aprašyme. Dar kartelį didelis ačiū Asus, kad atsiuntė šitą naują ZenBook A16 išbandyti man, parodyti jums ir žinoma perteikti pagrindinius atnaujinimus. Nesu aš joks technologijų guru, kad ten žinočiau deep specs ir viską, pasispauskite linką, pagrindinės specifikacijas tikrai rasite, o dabar lekiam daryti roleplay'us ir tuoj sužinosite, kurį personažą aš darysiu. Ir mažeikių dvikovoje laimėja Andrius. Mes kursime
Andrius. O kokia pavardė Andriaus gali būti? Brolis. Iš pas brolio varė, tai tegul būna Andrius brolis. Andriuką padarom mažesnio ūgio, manau, jisai buvo toks žemesnis. Ir gimimo metai Andrius yra gan senų metų. Let's say, faktas, kad vyras. Faktas, kad Andrius yra vyras. Gerai, pradėkim nuo Andriaus šukosenos, yra labai basic plaukai. Tai jeigu galbūt rusvi pilkšvi. Va, kažkokie tokie. O plaukai... Blem, šitie panašiausi bus. Aišku, galia daugiau. Aš tikslesnio nerasim, žinok. Dabar tik veidą mums reikia padaryti Andriaus amžius vizualiai matomas ant Andriuko bus. Antakiai, nosis turi būti siaura. Ilgai apačią nuėjus. Ne, kumpumo nėra gan. Biški yra taip nosis. Skruostai. Nuėjai į apačią. Skruostų plotis. Siaurais veidai yra. Gerai, galim siaurinti. Lūpos. Andriuks ir spaustom lūpom žandikaulis. Va. Ir pailgo labai veido Andriukas. Makaras baisiai nėra atsikišęs. Tai akių plotis. Eina savo. Taip mums leidžia sidą padaryti. Ai ne. Spalva Andreliaus ir kažkas tamsi bus rūtis. Andriaus tiesiog labiau norėtus dar pailgo veido. Kaklo apimtis. Nes siauras kaklas. Nors gal gerai bus, Andriuka. Viršus drabužiai. Pūstas striukė, po jie džemperis. Bandom surasti čia pūstas striukė. Šitas striukė galėtų būti. Dabar apačioj raudono kokį džempaką. Kad išlenda per tą striukę, matai, va, tas yra negerai. Ne, vis dėlto. Gerai, aš čia nieko neradau su jie. Bandom tada tamsiai mėlyną, nebent. Labai tamsiai. Lemba šitą artimą. Davai tamsiai mėlyną. Kodėl neleidžia rinkti spalvų? Bet šitą artimą. PM3. O, koks kočiuks. Nord Face'inė. Va, tamsiai mėlyna. Ir be kapišono, bet mes imsim šitą. Rankelės tik reikia padaryti, kad niekur neišsikištų. Nice. Juodos lygios treninginės. Gerai bus šitas. Batai tiesiog tokie biški žeminiai juodi. Galėtų šitie būti. 7. Ne, Andrius tokių čia fancy batų nenešios. Čia per geri batai, Andriukai. Va. Blemba toks. Andrius biški. A man vienam atrodo, jis biški per jaunas atrodo nuo to, kuris iš tikrųjų yra Andrius. Va, grįžkim dar. Kodėl šis atrodo senas, bet jaunas? Senas, bet jaunas atrodo. Čia tas jūs man pasakykit. Man vienam čia taip atrodo senas, bet jaunas. Nord Face'nis. Bet gerai, viskas, fiksuojam. Nieko mes čia mandriau neprivarysim. Gerai, personažas sukurtas. Važiuosim netrukus į patį roleplay'ų. Wow! Aras! Čia man atrodo sutapimas. Sveiki. Nu, labą dieną. Labą dieną. Nu ko, tu atvažiavau į miestą pas broliaus iš kaimą. Bet čia brolis negyvena. Ne, nu tai aš atvažiavau, čia buvo. Paskiau išėjęs. Buvom išėję teleloto bilietą nusipirkti. Loteris. Čia nenusipirksi tokį. Ne, mes buvom miestį nusipirkau, bet tai ten nelaimės, greičiau pražėlsi. Kur brolis? Išvažiavo. Kodėl tu čia likai? Aš čia sustojau į buvau, žinai, bet juk aš nevairuoju dviračias, aš galiu juk važiuoti. Tu mums neišvešė, ko aš padariau to? Nu. Bet kažkaip mes matėm, žinok, iš oro, kad čia važiniai su to dviračiu. Tai aš čia stovėjau, aš žinau, saugumą aš laikaus taisyklių. Tu nori pasakyti, čia dviratis pats atsirado, ne? Aš atsivežiau, variną. Atsivežiai? Nu, ronkom įsikibs, neminiau. Gerai? 100%. Aš tu galvoju, aš nemoktų fintų iš čia atskriduot, blėt. Aš irgi esu desants, aš galėčiau jums parodyti. Žinau, tas biški kvapelis toks gan stiprus. Esu išgėris. Pratau. Ai, esi. Nu, normalia. Žiūrėkit, aš saugumą laikaus. Aš nevažiuoju su tuo dviračiu. Aš galiu išėti iš Varans. Kada geriai? Gal prablaivyti biški reikėtų? Nereik manis prablaivyti, aš kur. Ai, toliau gersi, ne? Negersiu, neapgeru aš. O tai kada geriai? Prieš kokį valandą. Kada prieš atvažiuojant čia pas su broliu susitikti. Tik išgėriai? Šefs. Ai, aš ten nebetsaminu jau. Taip, ant tiek daug, kad nebeatsimin. Normalia. Nu kiek tu bonkių? 3, 4? Daugiau. 5? Alaus ar samagon? Tai nežinau, nu, tai kiekvieną. Daug. Gerai, vai, aš... Nu, kur? Nu, grįžtam. Kur aš? Grįžtam. Sustojam. O, ble. Sustojam. Sustojau.
Nu, bet aš, vyra, aš Nu, tai ką laikiausi. tu čia dabar važiuojant su tom Aš, girdė, aš laikiausi taisyklių. Laikiausi saugumo taisyklių. Tu nei šalmo, nei lemenkių. Nu vis tiek laikiausi. Kokių? Žiūrėk. Kas ir tau? Tu tiek išgėręs, kad tau vairuot negalim. Ne, sustik. Kiek? Policininkai, tu policininkai. Kona, ar aš padariau? Aš ramus esu. Tu gyrt. Ramiu. Ramus esu, sakau. Kas ir? Nerėk. Ramus. Gerai, mes girdam. Nu tai gerai, ko nori tada? Aš ramus esu. Nešūko. Nu, aš tai piktais, aš piktais nenoriu. Mes irgi Tai nenorim. mes nenorim, mes nepykstam, nieko mes nesakom. Nu gerai tada. Bet juk sakei Atsiprašau. visko, sakei laikėjais, visokių tų taisyklių, dabar paėmė, užlipai ant dviračio. Nu, į kas bus? Vėl baudą rašysi. Jau ką daryti, jeigu... Nu tai ką, įrašysi, ne, kad tik tau į naudą būtų. Nu tai ne, nu tai baudas turi vis tiek kažkiek padėti žmonėms susiprasti, kad jie daro. Gerai, supratau, rašyk tada jau. Tai gal dar pradžiai prasipačiam, ne? Nu, Turit gerai, kolegos ką? alkotesterių. Daug čia. Va, Nu, daug čia. paėmų Temu alkotesterių. kol kas gerai einas. Sutelino. Nu. Čia tas, kur bus, Nu, reikia iš tolo aš papūsti pradžiai. Gerai. Jo. Ne, nepūsiu. Kodėl? Duosim Atsisakau. tokį atlyginimą, duosim. Žiūrėkit, atsisakymas pūsto lygų yra aukšto lygio girtumui, ne iš karto. Tai aš Didesnė čia bus bauda. Taip, didesnė bus. Nu ir rašyk jūsų dviratį. didesnį. Ir rašyk didesnį. Ne, Ir bet rašyk. žiūrėkit, jūs tikrai turi progą prasipūst, gal Aš- nebus tai blogai. Ir rašyk didesnį. Aš žinau, aš esu išgirs. Ir rašyk didesnį. Na tai žiūrėkit, kad prasipūsim blogiau nebus, gal tik geriau būt gali. Ne. Atsisakau, ar aš turiu teisę atsisakyti. Turi teisę, bet aš jums kaip ir minėjau, tai bus to lygu didelio laipsnio girtumui. Reiškia, dviratis keliaus į konfiskuotų mašinų aikštelę. Ir rašyk. O klausyk, jeigu mes tau duosim šiokį tokį atlygį už tai, kad tu į pusę. Ne. Netinka, ne? Netink. Rašyk baudą. Palauksiu. Tai ką tada varom šitą dviratuką į konfiskuotų garažą. Su tavim tada toliau aiškinsime. Koks tavo pilietį vardas? Andrius. Andrius būsi, ne? Tai žiūrėk, aš tada tavo dviratuką tada paimsiu, nuvarysiu, gerai? Tai jūs grįšiu. Blet, nuvarė, Dokumentą dviratis, turėsi pizdu. kokį nors. Dokumentai numusi. Namuose. Kur gyvenat? Kaime. Gatvėje, kaimo. Kur kaime? Nu aš kaime. Mažeikis, man visi žinoš, žvaigždės. Tai viskas tvarkoja, kad žvaigždė mes jums dviratį grąžinti norėsim, paskui jeigu nežinosim, kam priklausė. Nebetsimenu aš tu adresą. Rašyk bylą. Jau ne pirmas iki. Į prakurus aš sumėsiu, blėd, į praeitį iki išrašyti. Prakuram sunaudojau. Kaip suprantu, jūs tos bylos, kaip sakant, neįskriaudžia nei kažką tai. O tai nebijot, Rašyk kad jūsų maksimaliai. pašalpa ar kažką tai paveiks tos baudos. Niek. Man nulis. Niek. Nulis. Ne, gerai, Iš jeigu kur pas nulis tave jau. pajamos eina, jeigu tu ne iš pašalpos gyveni. Sakau, teleloto pirkau šiandien. Bet nelaimėsi. Sąmonė. Ir tipus atsisakot. ne? Atsisakau. Kaip manot, jeigu mes jums plaukus prakadentume, gal biškai prasiblaivytumėt? Ne. Kodėl? Rašyk sunku. O tai kur kokį jūsų tai- brolis yra? Jūs sakėt, laukat brolius. Kur ir brolis? Išvažiavo. Miestą Jis išvažiavo. gal Iš miestą į turės mažeikius. viską. Niekas neturės. Su kuo jis autobusu išvažiavo? O on su mašina. O tai numerį brolio turit, gal paskambintumė jam? gal Neturiu, aš atvažiuotų, nei paimtų telefoną jus? čia neturiu. Visko numusęs paliks. Ne, nu tai brolio numerį gal mintinai jau mokat, ne? Ne, aš pabuvau į viskas, įvažiuoju numėjai. Aš esu numėjai dabar jau. Ar rašysi? Tai rašom, bet Nu. tapatybė jūsų, kaip Tai aš sakau, tau reikia pilną sakysiu, statyti. Kokia pavardė, Audriau? Andrius pavardė, brolis. Brolis yra... Ne, Andrius ir brolis. pavardė, ir brolis. Pavardė, brolis. Andriau, o kokia brolio pavardė jūs? Brolis. Nu, nes on Jūsų mano yra brolis, tokia pat. brolis. Brolis ant yra. Mano Ar brolis. kitų gimimo tu klausyk, Andriu? Aš senų, 70. Žiūrėk, O tai atitinka. kokiam čia desantė dalyvavot? Desantininkas buvęs, aš ten... 70, tai čia kur jūs? Tolka tak dėjau. Parašiutininkų būrys buvo Jo. ar koksai? Jo. Vien sik nusileidau iš 2 km aukščios be parašiutų. Blet, jau Petras. Ant ko leidotės? Ant žemės.
Bet čia jau Bet čia Petra. tokia baigė. kažkokia žemė paturbinta Aha. buvo, ar jūs čia paturbintas buvo? Aš. Jūs Gal kai paturbintas. leidaisi įsipūti, kad minkštai nusileidai. Ne. Pažiūrėk, man striukė. Popofkė, striukė. Nu. Manau, O alkoholis. 50 metais ir buvo ta striukė dėjama, taip čia nepasikeitė. Jo, tai mes teikte buvom pakilti 10 metrų. Ai, Aha. O sakykit, atgyvent tokius laikus norėtumėt, gal gražintų jūs į dorą kelią, kaip sakant, policija padarytume gerumo akciją jums. Ne, rašyk baudą, aš sudeginsiu to baudą. žiūrėk, aš tau duodu Prokurorams. pasirinkimą, ne? 2 pasirinkimai ant žemės, vat padėti čia, pažiūrėk, kuris tą labiau tenkina. Aš tom pasimsiu, vein. Jeigu Nu, gal. ką pasiimiai? Pasiėmė vieną. Palkė. Nu, vat, kaip sakant, kontraktas pradėtas, reiškia. Vieną paėmus, kitą teksim, žinokit. Nu taip. Maksimaliai nerašysi. Maksimaliai, kaip priklauso už viską. Dar šitą. Bet aš nieko blogo nepadariau. Uždisponavimą su samogonu dar, manyčiau, Ai. rašyti. Ei, Nes pasirinko samogoną, žinok, iš tikrųjų. ekit jūs puvelnių, atsiprašau. Tai vis tiek deginsi, koks savo skirtumas Nu, yra. vis tai koks skirtumas. Rašyk į viskas. Tai rašau. Rašyk. Taip lengva čia. Rašyk, va. Bauda 1, 2, 3. Graži Lietuva. Andrius Puptai ir visada. Žinai, dainuot dar mokinotės. Jo, ir šokti. Desanto būry taip pat būdavo. Kokį šokį parodyti galit? Tik Andrius Lietuva. Visur brolis žydė kitvaipa. Taip. Aš moku, aš... Sakykit, jau tik toką gal kur reikės metas imtame tokiam tempais. Ko tokį? Sakant, žvaigždėje. O šokiai ne tik tokiai. Mums galingi. Tau gal šokis ir tik toks. Ne, mes buvom čia vieną tokį būgnininką aplankę. Anas kaip prasimušė dabar. Tikra žvaigždėjau ir. Ai, Kviečia į būgnininkas. Na, Daug kur per farus rodė. nu, tai ir jūs gal parodys. Tik reikės Ne. rašyti šitą viską. Man į tep sakau, pus mažeikių žina. Žvaigždės. Kiek mažeikėse gyventojai ir maždaug. Visi. O tai jūs nebuvote iš kaimo. Kaip jūs iki mažeikių dasigaunat, sakykit? Su Dviračiu. Nu. Neliūdna dabar, kad mažeikių nebepasieksit. Tai aš nuėsiu, ne pirmsyk. Gerai, kad ne žiemą ir paskui reikia Nu. vėl. Nu, kelkraščio normaliai. gaudyti. Kelintą čia jau baudą jums sakykit, bus šitą. Neapskaičiuoju, aš jau pečiu kapkurtą. Akelintas dviratis. Dviračiaus gaila. Nu, bet ko padarys. Turėjo dviratis vardu kokį? Vilius. Vilius velosipėdas. Na, visai Tai neblogai. gal nori susitarti. Mūsų pavadina Vilium. Sakau, dėl ko kažkokį ten sako, moki važiuoti Vilį. Tai brolis turi vaiką vardu, irgi brolis. Pavardę. Sūnus, pavardė, brolis. O koks vardas sūnaus brolio? Sūnė yra mano. Ja. Kajus. Kajus brolis. Na, va gal Kajus numerį rastume, jau žiūrėk, kaip turim vardą, pavardę, viską. Kajus dar negims. Tikrai nenorit prasipūsti, Ne, žinokit. pusę atsisakau, rašyk maksimaliai. Sekas, zikienai mastai. Tai ką, jeigu nori savo Vilių klausyką atgauti, tai aš manyčiau varom biškai, žinai, padarysim eksperimentą tokį. Ar sutinki? Kur? Eit per liniją galiu. Ne. Ne. Stipriau. Stiprus Kartą. žmogas esat, matau, linijos nebegąsdina Na. jūsų. Dar kad biškai, žinot, drąsos būtų, galite ir tą buteliuką, manau, padaryti. Galim varyti tada su mumis. Ble, Važiuojam, jūs į kaimą parvešim, pats parsivežim. Jo, varom, Nu, ateikit varom. į kaimą keliauti. Veš kažkur į kaimą mane dar. Kebrytė, kažkas kažkur kitaip eskaluoja. Šitokių vaizdų pas Andrių nebuvo. Andrius skrenda dabar kažkur. O kur mes dabar skrendam? Aš sakau, aš fintų irgi moku kaip desantininkas. Aš galiu hukš padaryti. Jam įbruko į tą? Ne, Kur? Bet toks ir planas bus, aš matau, čia mažiekiai nebetoli. Mažeikiai, sako, nebetoli. Nu, nejūtinas, kas tai mažeikius varyti. Tai jau miestas. Varo. A, pamenat, katrą virvę trauk reikia. Kur? Į krentę. Žiūrėk, aš tau duodu, va, Davė parašiutą. kuprinytę tokią užsidėktų galėtų. Į mažeikius. Jo. Sakim. Taip. Be problemų. Mažeikius rasit kiemą, ne į savo kiemą. Desantininkas Andrius! Let's go! Kur yra Andriaus kiems? Aš sakyčiau, vis va... Ten gyvena Andriuka. Bum!
Oba. Blet ir išsijungia Andrius. Savam kieme. Kas? Gerai bus, čia numusės, aš pagulėsiu. Tu nejudink jo viską. Ne, gerai bus, aš čia priguliau, jau numusės. Ačiū, kad parvežė. Nesitikėjau, galvojau, baudą išrašysiu, čia numiai parvežė. Ne, tai bauda paštu pareis, nebijok. Tai deginsiu tada laišką reiškia. Tai kur čia jūsų piečius ir kur kaminas? Šitą. O turit dūmų detektorių, kad nepadėktumėt namų savo? Turiu. Baterijas pakeitėt, nepypsia? Pakeičiau. Gali man paliktas, įsiblaivysiu. Normaliai, dėkau. Policininką, jūs policininką. Apžiūrim. Pirmą pažiūrėkim, ar kojytė nesustraumavo, nieko. Visgi tvarko. Viskas tvarko. 100%. Desantininkas esu, aš sakau, tų pintų. Gerai, jeigu kas žygit, numeris 112 skambint gali. Skombins, jeigu kas. Bet neskombins aš. Jeigu kas broliui pranešim, kad jūs čia ilsitės. Brolis žin, kur aš gyvenu. Gerai. Laimėga. Na, iki. Varamba, čia dar visai kitoks twistas gausi. Ačiū vyram, kurie padarė roleplayų. Kaip smagu, kai viskas taip smagiai ir galbūt netgi šiek tiek kitaip išsirutulioja. Gero skrydžio, kurie nuskrido. Gero skrydžio jiems, gerbėmėjai žiūrovai. Ačiū jūs, kad žiūrėjote šitą epizodą. Spaudžiam laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Jei nuspręsite dar prisijungti prie Contribui ar Coffee, lauksiu jūsų ten yra papildomas epizodas šią savaitę. Ačiū, kad esat. Susitiksim ant kito.